Bogotosios vokaliniai ansamblis Viltelė, vadovė Gintarė Federavičienė. Širdis dainuoja, o kai jūsų direktoriai iškvietė į sceną kaltininkus skudurus, tai iš viso tokie gražūs žmonės tiek savo gyvenimo paskyrę muzikai, dainai, sveikinu plojimą jums. Mes kaip pro šoną važiavom ir taip nutarėm sustoti. Taip kad pirmiausia, tai ką? Norim pasveikinti jūsų vadovę, iškviesti į sceną. Dar 50, dar 100 natos tegul būna skambios. Akordeonai, instrumentai lengvučiai ir iš karto galime viskas. Kolektyvinė nuo tokių sveikatos, laimės, meilės ir daug gražių emocijų. Išrašėm šaltus lyginius raštus, kad vasaros kvapų jau nebeliko. Tik svaigų žūka, mūkas baltas ir purus. Ar mes kalti, kad skubame su vėju, neatrastais nežinomais keliais? Mes einame į pjūtį ir į sėją, pilti sušiltis ir palūžti neleis. Yeah.
Kviečiam į sceną savo kambariokus, folkloro ansamblį Lankupa. Jų vadovės Daivos Ambrasaitės iniciatyva 1989 metais ir susikūrė folkloro ansamblis Sūduvė. Ačiū Daiva ir kviečiam kambariokus. Koncertą ar renginį. Mane asmeniškai taip pat jūs labai sieja 12 pirmųjų jūsų ansamblių gyvavimo metų. 35 metai, tai jau žinoti tikrai yra ypatingai šventė. Linkiu jums ypatingai ją švęsti. Ir neleiskit pamiršti tų liaudies dainų, tų liaudies šokių ir toliau šokit, gyvuokit dar 35 metus. Labai jūs sveikinu. O mūsų šventės torto vyšnaitė folkloro ansamblis Sūduvė, švenčiantys jubiliejų. Kviečiame jubiliatus į sceną. Small
Už dovanas, už gėles. Labai džiaugiamės sulaukę svečių, daug žiūrovų ir linkim visiems gražaus artėjančio švenčių laukimo. Ačiū visiems.